Penktadienio vakaras. Oras šiltas, geras, gražus, bet išėjus į lauką krauje siurbėjai puola iš visų pakampių. Žinau, kaip jie čia ką randa dar valgyti be manęs, bet beveik neįmanoma dar vakarė sėdėti. Tai atėjau į kitą trobos galą, kuriame įsirengiau tokią mini sporto salytę, žiemai turbūt labiau. Ir čia galima ramiai pasikalbėti ir pasidalinti tai, kas vyksta gyvenime. Šiandien rytas buvo ankstyvo treniruotė Vilniuje, važiavau į Vilnių ir turėjom pokalbį su žmogum, kuriuo einam šitame gyvenimo kelyje, padedu suprasti dalykus šito gyvenimo, kaip viskas veikia. Ir vyko pokalbis apie plaukimą, kurį organizuoju spalio mėnesį. Ne apie patį plaukimą, bet dar apie vieną patyrimą, kurį mes planuojam įtraukti, tai yra nardymas. Jisai yra nardymo, sakyčiau, profesionalas, tai yra giluminio nardymo profesionalas ir mes kalbėjom apie tai, kaip suprantamas tas pasaulis po vandeniu, nes neturiu tame jokios patirties. Kaip vyksta pasiruošimas, kaip vyksta pats procesas, kas iškyla, kokios baimės, nes iš tikrųjų yra kitas pasaulis atveriamas. Ir kadangi mes darysime tą patirtį prie Graikijos krantų, kur galėsime kažkokios įlankose sustoti, patirinėti povandeninį pasaulį, man buvo tai įdomu. Ką aš pamačiau ir supratau iš to pasakojimo, tai vyksta tas pats pas mus gyvenime, tose gyvenimiškose situacijose, pas tave ir pas mane vienodai. Pats pasiruošimas yra sudėtingas, reikia žinoti daug niuansų nerimo, laiko, išnerimo, sustojimo, palaukimo, nes kuo giliau neri, pasirodo yra saugus atstumas, gylis, kuriame galima būti, taip ganėtinai paprastai 20 metrų iki 20 metrų, po to eina ribos žemyn. 42 jau ta pavojingoji zona, kurios nereikėtų peržengti jokiom aplinkybėm, 35 yra ant tokios ribos, bet jau čia link profesionalumo eina. Ir kad pamatyti viską, kas tenais yra, tą grožį, tą povandeninį grožį, nes čia, nežinau, kita planeta visiškai yra, reikia ruoštis. Kai tu neri pirmuosius kartus, tu stengiasi suprasti, kas vyksta. Kokie svarbus dalykai, koks gylis, koks laikas, kiek yra likę deguonies, kiek kas kur vyksta, kur yra kokia geografinė ta vieta po vandeniu, kaip suprasti tą laivą, kurioje jisai vietoje, kur čia išnirti, yra labai daug niuansų. Ir tada protas užimtas pasiruošimu. Tu nematai nieko aplinkui, to grožio tu negali, nes iš tikrųjų tavo fokusas kažkaip susigaudyti tame, nes iš tikrųjų daug yra grėsmės. Ir jeigu tu nunėręs į kažkokį tai gylį staigiai kilsi į viršų, tas kažkoks tai ne 2 metrai, o 20, 25, 30, tu gali plaučius susisprogdinti dėl azoto, kuris yra kraujyje, kuris pradeda virti ir tiesiog prarasti ir gyvybę, o kažkokiais geresniais atvejais tiesiog būti sužalotas. Ausų būgneliai trūksta ir panašus įvykiai. Bet ką tai reiškia? Tai ne pirmas, ne antras, ne trečias ir ne 5 kartas, kai tu neri ir tu stengiasi tik susigaudyti, ką tu turi padaryti, kad neatsitiktų nelaimė. Tu pradedi pastebėti po daugelio bandymų, kai jau tu apsipranti, kai atsiranda toks automatinis veiksmas, ką tu turi padaryti, tada tu atsipalaiduoji ir pradedi stebėti aplinką gerąją prasme. Pradedi stebėti augmeniją, žuvis, rifus koralinius, kažkokius paskendusius laivus, žiūrint, kokioje vietoje esi. Ir ką jis man pasakė, ne kiekvienas sugeba išlaukti to momento, išbūti tame nepatogume, pasiruošimo nerimo, kad pastebėti tą grožį. Ta grožį tai yra kantriai atlikti dalykus, kurie išvestų į grožį. 1, 2, 3, 4 pasinerimai
nieko nematyti, nes aplinkui tik tai, kaip čia susigaudyti viską ir daugelis meta. Kas sugeba pereiti tą barjerą, jie pamato tą grožį. Bet viskas vyksta kiekvienoje situacijoje. Lygiai taip pat vyko pas mane ir vyksta pas mane. Ir aš žinau šitą principą. Ir aš žinau, kad dar viena diena ir gal tas atsidarys tavo galimybės tą dieną. Tai yra, kad tu kantriai eini žinodamas, kad tu darai teisingus žingsnius, teisingus veiksmus. Kažkada tai žmonės, kurie su manimi kartu šitam gyvenime, mano antrosios pusės, nesugebėjo išlaukti manęs, nesugebėjo manęs išlaukti besikeičiančio ir pasikeitusio. Tiesiog atsisakė manęs. Tiesiog sugebėjo palikti ten, kur aš buvau. Neturėjo kantrybės eiti kartu. Lygiai taip pat buvo mano versluose, kur aš neturėjau kantrybės dar pasistengti labiau, kad mane nuvestų kažkur kitur. Lygiai taip pat ir tu nesugebi išlaukti to momento sportuodamas. Kada pradės keistis tavo kūnas, kada tu pradėsi jausti, kad yra tas pokytis ir pradėsi mėgautis tuo. Šitie procesai vyksta visur. Kantrybės niekas nebeturi. Jau šitame pasaulyje, jau naujame, bet ir iš ano pasaulio lygiai taip pat norisi mesti viską. Nepatogu keliose situacijose ir tu meti viską. Tai, prie ko aš ėjau ir esu kur dabar, man užtruko labai ilgai. Kol aš bandžiau suprasti, kol aš pradėjau ruošti savo programą išėjimo iš to nelaimingumo, aš tiesiog kantriai tai dariau. Neišeina, ne tas, neateina žmonės. Bet aš žinojau, kad aš turiu būti kantrus, daryti toliau viską. Žinau, kad tai veikia. Žinojau, kad tai yra teisinga. Vidinis jausmas man sakė, kad tai yra teisinga. Ir vieną dieną tos durys atsidaro. Atsiranda žmonės, kurie pradeda eiti su tavimi. Atsiranda tikėjimas. Santykiai. Kai tu nebetiki tuo žmogumi, nenori eikvoti savo energijos, tu jį palieki. Nors gal tau reikėjo dar pabūti su juo, dar labiau kreipti dėmesį į save ir į jį, ką galima padaryti. Ir tu būtum išėjęs į tą džiugesį, kuriame ta bendrystė, išlaukimas duotų va tuos vaisius. Labai paprasta numesti žmogų. Šiais laikais, biški kažkas netinka, ne, man nepakeliu, aš geriau jaučiuosi kažkaip tai ar vienas, ar čia susirasiu kitą. Čia visur taip pat. Darbas metu, nes kažkas nepatogu ir neišlauki to, kas tenais turėtų ateiti, ar verslas, ar kitos situacijos, sportas, va, ką tik mes kalbėjom. Maisto atsisakymas ir apribojimas, kad savo nutukimą sumažinti, gal neveikia tai. Ir visur tas pats. Kantrybės neturėjimas, nematymas ateityje vizijos. Čia nėra trumpalaikiai tikslai, tai yra ilgalaikė perspektyva, kurios tu nematai. Tu aklas šitoj vietoj, nekantrus ir aklas šitoj vietoj. Ir yra situacijos su sveikata, kai žmonės patenka į ligą, į ligos patalą ir ta liga atima bet kokį norą gyventi. Bet kokį norą gyventi ir tu nori pasiduoti. Nors gal šalimais yra tai, kas padės tau susitvarkyti su ta liga. Kai tu turi tą tikėjimą, likusi tik tai tikėjimą, daugiau nieko nėra, belieka pasikliauti juo, nepasiduoti ir eiti toliau. Daryti viską, kas nuo tavęs priklauso. Tu lieki visą laiką su Dievu. Visą laiką yra Dievas su tavimi, kur tu gali pasikliauti ir sakyti, bus kaip bus, bet aš padarysiu viską, kas geriausia, kad eiti toliau. Tų situacijų yra begalės. Aš jas matau, aš jas stebiu, aš jas analizuoju, refleksuoju ir pagal tai aš suprantu, kaip aš turiu gyventi, kaip aš noriu gyventi, kaip aš galiu jaustis gerai, kaip aš galėčiau susitvarkyti vienus ar kitus iššūkius, pagerinti santykius, išmokti kažko tai, per kantrybę, per refleksiją į tai, ką aš darau, per sąmoningą suvokimą, kas tai yra realybė. Viskam reikia tos kantrybės.
niekas 1-2 nepasidaro. Ir tai yra nepasidavimas. Kai tu tiki, tu žinai, kad tai yra teisinga, kai tai vidinis tavo balsas, sąmonė sako, kad tai yra tiesa, tu eini ir darai. Vieną dieną tos durys atsidaro. Nesitikėk, kad tai atsitiks rytoj ar poryt, nes nusivilsi. Jeigu nusivilsi, nebenorėsi nieko toliau daryti. Tu būsi nusivylęs, tu vegetuosi šitam gyvenime ir nebedarysi nieko. Turėjau daug kritimų, griūčių, netekčių, bet aš nenusivyliau. Aš toliau ėjau ir einu. Įgydamas dar didesnę kantrybę, įgydamas tą tikėjimą ir vidinį žinojimą, tai yra teisinga. Kai turi tokius principus, kai supranti, kaip viskas šitas vyksta, tu gali būti šitam gyvenime laisvas. Tu gali kurti tą savo gyvenimą tokį, kokį tu jį nori kurti. Kantriai, su meile, su pozityvia energija ir su tikėjimu. Būk stiprus.